Sveiki, norėjau parodyti, kaip veikia baldų gamybos procesas. Tai iš čia, iš sandėlio detalės keliauja tiesiai į pjovimo centrą. Ten detalę su forkliftu atveža vairuotojas. Tiesiai nuo keltuvo detalės yra dedamos čia. Staklės jas paima automatiškai ir toliau vyksta pjovimo procesas. Čia detalės yra supjaunamos, operatorius jas paima ir automatiškai printeris atspausdina kiekvienai detaliai lipdukus. Tuos lipdukus suklijuojame ant detalių. Galiu parodyti čia. Taip, kiekviena detalė gauna savo lipduką. Taip, sekantis operatorius žino, kokį procesą toliau reikia daryti su ta detale. Toliau detalės keliauja į laminavimo stakles. Mano žiniomis šitos staklės yra vienintelės Baltijos šalyse. Jos veikia lazeriniu principu. Tokiu būdu išgaunama labai aukšta briaunos kokybė. Iš laminavimo staklių detalės keliauja tiesiai į gręžimo centrą. Čia detalės lipdukas yra nuskenuojamas ir taip gręžimo centras žino, kaip kiekviena detalė turi būti sugręžta. Sugręžtos detalės keliauja tiesiai ant paletės ir viskas keliauja toliau į sandėlį. Iš sandėlio visos detalės, kurioms reikalingas dažymas, keliauja į dažyklą. Tai pirmas etapas dažykloje yra šlifavimas. Čia suruošiam visas detalės. Ir toliau visos detalės paruoštos dažymui keliauja į dažyklą. Čia jau matot nudažytas ir paruoštos pakavimui detalės. Tai vat galit pažiūrėti, kokia gera kokybė, kaip briaunos atrodo idealiai. Viskas atrodo tikrai labai aukštam lygiai ir labai geros kokybės. Čia galiu parodyti, kaip vyksta dažymas. Čia norėjau parodyti, kaip atrodo tokie filinginiai fasadai. Jie gaminti iš ąžuolo faneruotės ir mediniai, uždėti tokie mediniai štapikėliai. Viskas irgi tiesiog idealiai, visi kampučiai sueina, spalva idealiai vienoda, labai gražus. Taigi, jeigu jūs ieškote kokybiškai gaminančio patikimo baldų gamintojo, būtinai susisiekite su manimi.